Vyriausioji rinkimų komisija išdavė parašų rinkimo lapus iniciatyviniai grupiai, siekiančiai, kad būtų panaikintas pabėgėlių perkelimą į Lietuvą įteisinęs įstatymas. Tam, kad Seimas svarstytų piliečių grupės projektą, jie per 2 mėnesius turi surinkti ne mažiau kaip 50 000 parašų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas. Būtent konstitucija yra nustatyta, kad piliečiai, kurie pageidauja Seimui teikti įstatymo projektą, kuris būtų privalomas Seimui svarstyti, yra būtent 50 000 parašų. Tačiau, kiek žinoma, lapų yra išduota daugiau, kad būtų surinkti tie parašai 75 000, regis, ar tiesa? Tai tikrai taip, 75 000 parašų ten telpa. Jeigu pas mus prašo, mes turim tokią praktiką, kartais ir daugiau tų lapų išduodam. Ir dar aš turėčiau priminti, kad parašai gali būti renkami ir internete. Na, toliau mes tikrinsim mažiausiai 15 dienų, jeigu parašų bus pakankamas skaičius. Na, jeigu nebus surinktas, tai visai parašų rinkimas irgi bus nutraukiamas. Iniciatyvinė grupė surinks tos 50 000, o jeigu surinks, tuomet mes perduosim į Seimą ir Seimas viename iš artimiausių savo posėdžių suteiktų galimybę ir iniciatyvinės grupės atstovui pasakyti dėl to įstatymo, kad šis įstatymas jau būtų pradėtas svarstyti Seime. Seime jisai gali būti keičiamas, gali būti su įvairiais dar pasiūlymais. Jis nebūtinai turi priimti įstatymo projektą to, kurio piliečiai nori, gali būti ir atmestas, gali būti keičiamas. Na, jeigu, sakykime, būtų nuspręsta, kad projektą reikia keisti, tai taisyti grąžintų ne iniciatyvinė grupė, viena iš Seimo komitetų. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas, įkalbino kolegė Madona Lučkaitė. Kaip jūs, mėly klausytojai, vertinate tokią iniciatyvą? 233-1012, Vilniaus kodas 85, galite prie mūsų prisijungti. Ir aš turėjausi kalbėti su vienu iš iniciatyvinės grupės nariu, kovo 11-osios akto signatūrų Zigmu Vaišvila, kad jis mums įsamiau papasakotų apie tai, kodėlgi jie tai daro, ko jie siekia. Kol kas jis savo telefono rogelio nekelia, tikiuosi, kad pakels ir mes galėsime išgirsti jo paties mintis ir argumentus. Taip pat su mumis yra Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas. Labą vakarą. Labas vakaras. Kaip jūs, ponia Paulauskai, tokią iniciatyvą vertinat? Žinot, tai yra politinis aktas, aš manau, naudojantis tam tikrą negatyvę reakciją tam tikro visuomenės sluoksnių ir siekiant politinių tikslų, nes tiek Zigmas Vaišvila, tiek kiti pasirašė tą kreipimąsi, be abejo tikisi būti išrinktais į Seimą, o čia tiesiog surado temą, kurią galėtų kurį tai laiką eksploatuoti, kad per rinkimus gautų balsų. Kaip jums manot, jiems gali pasisekti, visuomenės nepasitenkinimas ir visuomenės nuostatos pabėgėlių perkelimo klausimų yra negatyvios ir tai gali įvykti, jiems gali pavykti, kaip jums atrodo? Jeigu mes diskutuotume dalykiškai ir tikrai nagrinėtumėm priimtą užsieniečių teisinės padėties įstatymą, tai turbūt daugelis klausytojų suprastų, kad nėra tos problemos, kuri šiandien iškelta iniciatyvinės grupės. Niekas nesudaro galimybių teroristams čia atvykti, niekas jų negloboja, niekas čia netveria vartų į Lietuvą. Atvirkščiai, šitas įstatymas labai griežtai reglamentuoja, kaip gali užsienietis būti perkeltas į Lietuvą. Bet tas įstatymas, kuris dabar galioja, jisai kaip ir dviem grupėms žmonių skirtas. Pirma, tie, kurie pereina mūsų sieną ir pasiprašo prieglobsčio, ir antra grupė žmonių, kurie šiandien telkiasi Graikijoje, Italijoje ir dažniausiai nori pasiekti Vokietiją, tai buvo pasiūlyta dalintis tą naštą. Ir, kaip žinom, vyriausybė priėmė sprendimą. Tikrai nėra taip, kad Europos komisija mums galėtų be mūsų sutikimo atsiųsti. Mes kiekvienu atveju turėtumėm patys spręsti, ką paimti, kiek paimti. Ir visą laiką mūsų tiek vyriausybė, tiek vidaus reikalų ministerija, tiek valstybės saugumas atsakingi už tai, kad būtų apginta mūsų viešoji tvarka ir mūsų nacionalinis saugumas. Zigmas Vaišvila, jūs su mumis. Labą vakarą.
Labas vakaras. Ir Modestas Vilnietis mums skambina. Modestai, sveiki, klausom jūsų. Labas vakaras. Klausom iš eterio. Šitas parašų rinkimas yra gana, sakyčiau, tikrai įdomi ir unikali praktika. Nes tai galbūt vis dėlto leis ir piliečiams susigrąžinti tam tikrą dalį savo prarastos galios. Kadangi galima bus teikti tam tikroj stadijoje ir įstatymo pataisas. Ir manau, tas skaičius 50 000 yra esant galimybei pasirašyti elektroninėje erdvėje yra tikrai įmanoma surinkti. Sunkiausia tik tai matyti vis dėlto tas skaičius bus surinktas. Sunkiausia tik nuspėti pasiekmes, kokios bus. Ar vis dėlto pažiūrės Seimas į tą 50 000, ar vis dėlto pažiūrės tai pro pirštus. Tai tiek. Ačiū. Dėkui, Modestui, jums. Pone Vaišvila, ko siekėt tuo parašų rinkimu? Tai visų pirma noriu padėkoti gerbiamam Modestui, kuris atkreipė vasario 9 dienos progą į svarbiausią esmę, kad valdžia pamiršo, kad demokratija yra ir tiesioginė yra atstovaujamoji, tik tai tų dviejų valdymo formų valstybės junginys, kai viena pusė gerbė kitą pusę, turiuomenė Seimas ir piliečiai, tik tai tada galima darni visuomenės raida. O dabar komentuodamas tą, kai išgirdau gerbiamą Artūrą Paulauską, esu nustebęs, įstatyme nieko nekalbama apie konkrečią situaciją Graikijoje, susikaupusius nelegalus, ir Italijoje. Įstatymas visiems jiem nelegaliai patenkantiem į Lietuvą yra vienodas. Ir vis tik teisinį išsilavinimą turintis žmogus kalba. Todėl jokių išimčių nedaro. Ir ta problema, kuri yra sukurta paskubomis priėmus šį įstatymą, tai yra visų pirma užkardinimas žmonėm, kurie nelegaliai pateko į ES ar patenka į Lietuvą, nebūti kažkokiais išskirtiniais. Jiems turi galioti visi tie įstatymai, Dublino konvencija, visi tie teisės aktai, kurie veikia iki šiol ir reglamentavo šitų nelegalų patekimą, teisėtą patekimą. Tai iš principo jūs teigiat, kad atskiro įstatymo tokių pataisų tiesiog nereikėjo? Be jokios abejonės nereikėjo. Na, jeigu jau kalbam apie tas pataisas, tai šiaip šiurpai per nugarą vaikšto, klausantis apie tai, kad vis tik tai gali kas nori atvykti, kad ir neteisėtai. Valdžia mūsų turi priimti sprendimus per 24 valandas, kai kuriais atvejais dar ten pratęsti keletą dienų turi teisę. Jie nori, gali neteisėtai išvykti, tarkim, iš pabėgėlių centrų grįžti. Jokios atsakomybės jiem nėra. Ir nelegalus patekimas yra nelegalus. Tai kam reikia prieš pastatyti neteisėtai atvykusius žmonės, kurie gali atvykti teisėtai, prieš statyti mūsų žmonėm. Pone Paulauskai. Tai susitarkim pradžioje dėl termino nelegalus. Aš suprantu, kai žmogus nelegaliai pereina sieną ir atsiduria Lietuvos teritorijoje, jį turbūt galėtumėm tai būtiškai vadinti nelegaliu. Bet tą, ką kritikuoja Zigmas Vaišvila, tai yra perkelti užsieniečiai. Ir 87 prim straipsnis, noriu jį tiesiog pacituoti, antra dalis sako, kad sprendimą dėl užsieniečių perkelimo į teritoriją, reiškia jis perkeltas yra, priima Lietuvos Respublikos vyriausybė. Ir tai nėra nelegalas, tai yra sprendimas perkelti. Toliau, sako trečias straipsnis, kad migracijos departamentas, vadovaudamas šiuo įstatymu, priima sprendimą dėl kiekvieno perkelimui atrinkto užsieniečio. Tai reiškia, dar yra poįstatyminiai aktai, kaip ta procedūra perkelimo, kokią anketą turi užpildyti, į kokius klausimus atsakyti, kas turi patikrinti tą anketą. Ir tik tada tą užsienietį perkeltą čia mes sutinkam Lietuvoje ir per 24 valandas jam gali būti suteikta laikinoji apsauga, kaip dabar tiems irakiečiams, kurie yra atvykę pas mus.
O nelegalams, kurie pereina sieną, galioja baudžiamasis kodekso straipsnis 291, kur sako, tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, yra baudžiamas bauda, areštu arba laisvės atėmimu iki 2 metų. Tai tie nelegalai, kurie pereina sieną, kaip sako Zigmas Vaišvila, tikrai susilauktų baudžiamas atsakomybės, tik tai skyrus, jeigu jie paprašo čia prieglobsčio ir tas prieglobstis jiems yra nesuteikiamas. Tai tokiu atveju jie grąžinami į savo šalį ir nepersiekimi baudžiama tvarka. O tada antra grupė žmonių, tai yra perkelti. Tikrai juos nelegalais negalima vadinti. Julius iš Kėdainių. Pone Vaišvila, netrukus Julių iš Kėdainių išklausykim ir tada galėsit atsakyti. Juliau, sveiki. Labas vakaras. Klausom. Aš šitoj laidoj nenoriu kalbėti apie tuos perkeltus asmenys. Aš noriu pasakyti, kad Zigmą Vaišvilioką vykit kuo toliau nuo politikos. Jūs menat, kad... Ačiū. Na, Juliau, dėkui Jums už Jūsų skambutį. Pone Vaišvila, prašom Jūsų atsakymas trumpai. Tai atsakymas toks trumpas, gerbiamas Artūrai. Tai visų pirma, kodėl jūs manote, kad į Šengeno bendrą erdvę nelegaliai patekę per Graikiją ar kitokiu būdu nelegalai, kodėl jie tampa legaliais? Nėra jokios teisės normos, kuri juos legalizuotų išskyrus tai šituos sprendimus. Aš turiu omeny tiek ES tarybos rugsėjo mėnesio nutarimus, beje priimtus neteisėtai, nes ne vienbalsiai saugumo klausimas buvo, tiek į Lietuvą jūs perkeltus. Jie nelegalai Šengeno zonoje, jie nelegalai Europos Sąjungoje. Ir dabar gerbiamas Artūras tą, ką pasakė, tai yra skirstymas tų nelegalų. Vieni teisesni, o kiti ne. Ukrainiečiai nelegaliai kirtė Baltarusijos Lietuvos sieną baudžiamoji atsakomybė, taip gerbiamas Artūrai, o nelegaliai iš Afrikos Turkija į Graikiją patekę nelegalai, sunaikinę dokumentus ir policininkų iškart išrašyti pagal jų žodinį prisipažinimo dokumentai, tai jau juos legalizuoja. Nejuokaukit, gerbiamas buvęs generalinė prokurorė. Pone Paulauskai, jeigu gali trumpai atsakykit, jau baigėsi visą laikas mūsų išskirta šiai temai. Taip, tai skirkim, kada žmogus pereina dėl kokių tai ekonominių interesų ir kurie bėga nuo karo, nuo žiaurumų, nuo žudimų. Tai jeigu žmonės prašo pagalbos ir ta pagalba jiems suteikiama, leidžiama tiek Graikijoje ir Italijoje pasilikti, tai tikrai ir konvencijos tarptautinės, ir Ženevos, ir visos kitos tarptautinės sutartys kalba, kad tokius žmonės reikia priimti, reikia apginti nuo mirties ir nuo žudimo. Tai čia tikrai negalima lyginti su tais, kurie pereina dėl kokių tai ekonominių priežasčių ir pažeidžia mūsų sieną. Dėkui judviems, manau, diskusija šio klausimu tikrai tęsis. Artūras Paulauskas, Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas ir taip pat vienas iš iniciatyvinės grupės renkančių parašus narių, kovo 11 akto signataras Zigmas Vaišvila. 60 minučių.